Šiandien mamos Indrės klausimas. Gal jūs man galite pagelbėti? Pradėjau labai nerimauti dėl dukrytės. Kitąmet jau pradės eiti į mokyklą, bet bandau ir namie ją pamokyti raidžių. Apie skaitymą nėra nei kalbos. Su raidėm sekasi sunkiai, neįsimena. Vieną dieną išmoksta, atspėja, po kelių dienų vėl tos pačios raidės nebeatsimena. Vis bandau duoti ir į sąsiuvinį parašyti po vieną puslapiuką kokią raidelę, bet labai greitai jai pabosta. Prisipirkau pati knygų skatinančių pamokyti, nupirkau skaitymo pratybas, ten yra visko, raidės, skiemenys ir taip toliau. Labas raidė, taip pat labai gera knyga, bet kad vis tiek negaliu jos pamokyti. Gal galite patarti, kaip man ją priversti pasimokyti? Miela mama Indrė ir kitos, kurios susidurėte su problema, kuri iš tiesų, kaip pamatysite vėliau, net nėra labai didelė problema, tai tiesiog mes visi norime, kad vaikas kuo anksčiau pradėtų skaityti. Gebėjimas skaityti aš kartais mėgstu lyginti su gebėjimu vaikščioti, nes kai jau vaikui yra maždaug 12 mėnesių, visi, kurie turi tokio pačio amžiaus vaikus ir net kurie neturi tokio amžiaus vaikų, klausia, ar jau vaikšto? Ar jau vaikšto? Ar ne? Visiems nepaprastai smagu ir jeigu nevaikšto, tai taip atsidūsta, ar ne, labai sunerime, kadangi mūsų ketvirtoji dukra pradėjo vaikščioti labai vėlai, tai kai pradėjo vaikščioti, netgi buvo žmonių, kurie sakė, mes jau net bijodavom klausti, ar ne? Tai ką tai rodo? Tai rodo, kad yra tam tikri stereotipai, kada vaikas jau privalo skaityti, ar ne? Ir ar vaikščioti, ar dar kažkokį kitą veiksmą atlikti. Kalbant apie skaitymą, ir dabar aš kalbu apie vaikus, kurie neturi jokių sutrikimų, nes susijęs su skaitymu gali būti ir disleksija, ir disgrafija, ir įvairios kitos problemos gali sąlygoti, kad vaikas nepradeda skaityti tada, kada turėtų. Tai iš tiesų man sunku vertinti, nes aš nežinau, ar vaikas turi sutrikimą. Ta geriausiai pasako ir įvertina specialistai. Arba auklėtojos, arba mokytojos, arba psichologai, arba pedagoginė psichologinė tarnyba, ar ne, kurioje dirba visa krūva specialistų. Tai aš kalbu tik tai apie tuos vaikus, kur tikrai esame įsitikinę, kad viskas yra puiku. Taigi, tokiems vaikams dažniausiai anksčiau ar vėliau atsiveria skaitymo langas. Kartais tai būna, kai vaikui yra 3 metukai, jis nepaprastai susidomi raidėmis, neša, prašo, paskaityk, kas čia parašyta, o kas čia parašyta, ar ne, atpažįsta įvairius užrašus. Ir iš to mes galime spręsti, kad vaikui atsivėrė langas. Tada reikia čiupti jautį už ragų ir vaikui suteikti visą tą informaciją, kurios jisai prašo, kurios jisai siekia. Apskritai Lietuvoje vyrauja ta nuostata, kad skaityti turėtų 6-7 metų vaikai. Jau darželėje, iki mokyklinėje ugdymo įstaigoje mes vis pasiūlome vaikui raideles, o prieš mokyklinėje klasėje jau mokomės skaityti. Tuo tarpu, tarkim, skandinavai iki 7 metų iš vis vaikų nemoko skaityti. Kaip rodo OECD ir kiti tarptautinių egzaminų ir testų rezultatai, skandinavams sekasi labai neblogai, ar ne? Taigi, gebėjimas skaityti, nors jis yra nepaprastai svarbus, bet nėra esminis indikatorius, kaip mums vėliau seksis gyvenime. Kaip vaiką sudominti, ar ne? Visų pirma, norėčiau grįžti prie seno gero Gardnerio ir jo intelektų įvairovės teorijos. Kiekvienas mes mokomės skirtingai, ar ne? Vieniems vaikams labai tinka visos tos knygelės, pratybų sąsiuvinukai ir užduotėlės. Bet žinia, intelektų įvairovė tai nėra vienas intelektas, ar ne? Kiekvienas vaikas mokosi skirtingai. Su vaikais, kuriem būdavo sudėtinga išmokti raideles, aš naudodavau keletą gudrybių. Tai pavyzdžiui, nupirkdavau pudingą, įkrėsdavau pudingo į lėkštę ir vaikai nusiplovę rankas rašydavo ten raidelę. Ir jeigu gerai parašo, gali nulaižyti pirštą. Ne, kai kuriem vaikams labiausiai patinka vanilinis pudingas, kai kuriem labiausiai šokoladinis. Jeigu tai veikia, tai veikia. Dar kitiems vaikams labai patikdavo iš mažų akmenėlių sudėlioti tam tikras raides. Jeigu yra ruduo,
kodėl jums nedėlioti, pavyzdžiui, iš kaštonų tų raidelių. Galima apibrėžti. Yra dar irgi toksai žaidimas, kai iš švitrinio popieriaus iškarpote įvairiausias raideles, sudedate jas į maišą ir vaikas nežiūrėdamas kiša rankas, gali apčiupinėti ir tada bandyti atspėti, kokia tai yra raidė. Kaip dar vaiką sudominti? Kas yra vaikui pats nuostabiausias, koks yra žodis pasaulyje? Tai yra jo vardas. Ne? Dėl to pradėkite ne nuo A, nes A yra svarbiausia, na, tarkime, austėjai, ar ne? Bet ramintai svarbiausia raidė tai yra R, ar ne? Nuo jos pradėkite, tai yra tavo raidelė. Tada mama, M, ar ne? Tada tėtė, T, kokia brolio raidelė, kokia sesės, baba galbūt yra, ar ne? Raidelė B ir taip toliau ir panašiai. Pradėkite ne nuo to, kai prasideda abėcėlė, o nuo to, kas yra svarbu vaikui. Dėl to, kad mes visada mokomės lengviau, jeigu tai yra susiejama su mumis ir su mūsų stipria emocija. Kuo stipresnė emocija, tuo lengviau mokytis. Jeigu ir tai jūsų dukrytės nesudomins, tai galbūt jai tiesiog dar nelaikas, galbūt ji dar nori žaisti. Tada, na, vis dėlto aš įsivaizduoju, kad jūs norite, kad jis skaitytų, tai kas porą savaičių vis sugalvokite kūrybingą kokį naują žaidimą ir visai pasiūlykite. Ar ne? Internete tikrai yra begalė idėjų, kurios yra siūlomos pedagogams ar tėvams, kurie moko vaikus skaityti. Taigi, panašykite internete, paieškokite tokių idėjų. Galų galiai išbandykite tą patį pudingą ar akmenukus, ar švitrinio popieriaus raidės, ar kai kuriem vaikam patinka iš savo kūno dėlioti tas raideles. Ar ne? Tai tiesiog jūsų kūnas gali būti kaip papildomos dėlionės detalės ir jūs kartu dėliokite. Galbūt jūsų vaikas nepaprastai mėgsta Lego kaladėles. Rašykite žodžius iš Lego kaladėlių. Vienu žodžiu yra begalė kitų būdų, ne tik pratybėlės. Dar vienas būdas, kuris yra tikrai visų mokslininkų rekomenduojamas, tai yra skaitymas pačiam vaikui. Jeigu norite, kad jūsų vaikas skaitytų, skaitykite jam. Kuo daugiau norite, kad jis skaitytų, kuo labiau trokštate, kad jį kuo greičiau pradėtų skaityti, tuo daugiau skaitykite jai. Parodykite, kad jums skaitymas yra didžiausias malonumas. Ir tada aš beveik nebejoju, kad jeigu jūs parodysite, kad skaitimas yra didžiulis malonumas, jeigu jūs atrasite būdą, kaip jūsų vaikui yra įdomu ir jeigu jūs tą darysite per žaidimą, tai anksčiau ar vėliau tikrai skaitymų vaikas susidomės ir kai bus jai 30 metų, niekas negalės net įtarti, kad ji pradėjo skaityti vėliau negu visi kiti. Gero skaitimo.